Įsivaizduokite, kad 1960-aisiais pasakojate kažkam, jog prietaisas iš TV serialų vieną dieną atsidurs milijardų žmonių kišenėse visame pasaulyje. Ateitis, kurią matėte filmuose, nebėra fantastika, ji jau čia. Nuo ikoninių žvaigždžių kelio komunikatorių iki proto jungčių matricoje, Hollywoodas ne tik prognozavo ateitį, daugeliu atveju jis padėjo ją išrasti. Tarpas tarp to, ką matome ekrane, ir to, ką laikome rankose, kasdien vis labiau nyksta. Kai kurios beprotiškiausios idėjos šoko tiesiai iš režisierių vaizduotės į mūsų kasdienybę. Šiandien pristatysime 10 mokslinės fantastikos technologijų, kurios neįtikėtinai tapo tikrove. Likite su mumis, nes pasaulis, kuriame gyvenate, yra daug futuriškesnis nei manote. 10 pradedame nuo pažįstamo veido iš Orbit City. Prisiminkite Rozę, šmaikščią robotę tarnaitę iš Jetsonų. Ji gamino, valė ir palaikė tvarką namuose su krumpliaračių ūžesiu. Tuo metu asmeninis robotas Liokajus atrodė kaip gryna fantastika, bet pažvelkime į šiandieną. Rozės dvasia gyva. Romba tyliai kartografuoja mūsų grindis, robotai vėjapjovės pjauna žolę, o dirbtiniu intelektu valdomi virtuvės robotai gali maišyti ir pjaustyti maistą. Amazon pristatė Astro, ratuotą Alexą, o Samsung testuoja Bolai, namų kompanioną robotą. O neseniai humanoidiniai robotai, tokie kaip Figure 3, pradėjo atlikti kasdienius namų darbus. Tai įrodymas, kad esame labai arti Jetsonų vizijos. Gal dar neturime pilno dydžio robotų tarnaičių, bet namų robotų idėja visiškai tikra. Prieš iPad atsiradimą, mokslinė fantastika jau braukė pirštu per ekraną. Filme 2001 Kosminė Odisėja astronautai ramiai žiūrėjo vaizdo įrašus ant plonų, plokščių ekranų, kol valgė prie stalo. Juokingiausia, kad šiandien tai kasdienybė milijonams. Žiūrime YouTube ar Netflix planšetėje prie maisto stalo. Tuo tarpu žvaigždžių kelio naujoji karta rodė įgulos narius naudojančius pad, nešiojimus jutiklinius planšetinius įrenginius darbui ir bendravimui. Šie dizainai tiesiogiai įkvėpė iPad, Galaxy Tab, Kindle ir daugybė kitų. Net per Apple teisinį ginčą su Samsung advokatai citavo 2001 filmą, kaip įrodymą, kad koncepcija nebuvo nauja. Šiandien planšetės yra visur, nuo klasės iki virtuvės, todėl tai viena tiksliausių mokslinės fantastikos prognozių. Šokime į DeLorean ir nusikelkime į ateitį, 2015-uosius. Ten Martys McFly'us matė skraidančius automobilius, riedlentes be ratų ir tiksliausiai vaizdo skambučius. Ta scena, kur vyresnysis Martys atleidžiamas iš darbo per vaizdo pokalbį, tai tiesiog Zoom arba FaceTime šiandien. Taip pat filme matome, kaip žmonės naudoja savo pirštų antspaudus durims atrakinti ir mokėjimams atlikti. Tai buvo itin taiklus mūsų šiandieninio biometriniais duomenimis paremto pasaulio spėjimas. Šiandien Face ID, pirštų antspaudų skaitytuvai ir bekontakčių mokėjimų sistemos paverčia tą kadaise futuristinę akimirką visišką realybę. Bet tai dar ne pabaiga. Nike 2016 metais net išleido tikrus savaime užsirišančius sportbačius, tiesiogiai įkvėptus šio filmo. Taip pat pridėkime VR akinius kaip Apple Vision Pro. Ir taip, Marčio ateitis atrodo visiškai kaip mūsų dabartis. Kas galėtų pamiršti Tomą Kruzą, valdantį duomenų audrą vien rankų mostais? Ta ikoniška scena iš Minority Report tapo būsimos kompiuterijos brėžiniu. Ir tai nebuvo tik kino magija. Filmo mokslo konsultantas Jonas Underkofleris vėliau iš tikrųjų sukūrė veikiančias gestų valdymo sistemas. Microsoft Kinect atnešė jas į mūsų namus 2010-aisiais, o šiandien Apple Vision Pro ir Meta Quest 3 leidžia valdyti meniu vien rankų judesiais. Net chirurgai naudoja gestų kontrolę, kad operacijų metu išlaikytų sterilumą. Minority Report ne tik numatė ateitį, jie išmokė jos tikėtis. Jei jums patinka ši kelionė į ateitį, kuri jau čia, paspauskite prenumeruoti. Mes visada tyrinėjame naujausias technologijas ir tikrai nenorėsite praleisti to, kas laukia toliau. Grįžkime į didįjį ekraną. Tonio Starko geležinio žmogaus kostiumas pristatė dvi genialias technologijas – varomą egzoskeletą ir dirbtiniu intelektu valdomą išmanųjį ekraną šalme. Šiandien abi šios idėjos yra tikrovė. JAV kariuomenės Aivės šalmas sukurtas pagal Microsoft HoloLens. Jis rodo žemėlapius, termovizijos ir taikinių duomenis tiesiai kario akise. Tuo metu tokios kompanijos kaip Sarkos ir Hyundai kuria varomus kostiumus, leidžiančius darbuotojams lengvai pakelti 100 kg. Net Panasonic Japonijoje parduoda lengvus egzoskeletų sandėlių darbuotojams.
Gal dar neskraidome su repulsoriais, bet geležinio žmogaus technologijos jau padeda žmonėms peržengti savo galimybės. Filme Total Recall Arnoldas Schwarzeneggeris įšoka į be vairuotojo važiuojantį taksi, kurį valdo šiurpus robotas šoferis. O šiandien Waymo ir Cruise jau veikia su visiškai autonominiais taksi San Franciske ir Fenikse. Kinijoje Baidu ir AutoX valdo robotaksi parkus didžiuosiuose miestuose. Šios transporto priemonės naudoja jutiklius, kameras ir dirbtinį intelektą, kad galėtų saugiai važiuoti be žmogaus vairuotojo. Laimiai atsisakėme šiurpaus roboto priekyje, bet pats robotaksi jau rieda mūsų keliais. Daktaro Makojaus rankinis skaitytuvas buvo vienas ikoniškiausių žvaigždžių kelio įrenginių, galintis akimirksniu nustatyti bet kokią ligą. Nors kol kas dar nėra vieno prietaiso, galinčio padaryti viską, trikoderis įkvėpė dešimtmečius medicinos inovacijų. Qualcomm Tricoder X-Prize konkursas paskatino išradėjus kurti realius variantus ir jie tai padarė. Šiandien turime Butterfly IQ, išmaniojo telefono ultragarsą, nešiojimus EKG aparatus ir net išmaniuosius laikrodžius, kurie fiksuoja širdies ritmą, deguonies lygį ir stresą. Žvaigždžių kelio trikoderio dar neturime, bet jo dalelės jau guli jūsų kišenėje. Hello, Dave. You're looking well today. Iš filmo 2001 Kosminės Odisėjos HAL 9000 galėjo kalbėti, mąstyti ir net nepaklusti įsakymams. Baugu, bet revoliucinga. Praėjus dešimtmečiams, filme ji matėme jautresnį požiūrį, dirbtinį intelektą, su kuriuo galima įsimylėti. O dabar mes kalbame su dirbtiniu intelektu kasdien. Siri, Alexa ir Google Assistant valdo mūsų namus. ChatGPT ir kiti dideli kalbos modeliai gali palaikyti pilnus pokalbius, rašyti istorijas ir net padėti valdyti verslus. Tai dar netobula ir laimiai kur kas mažiau pavojinga nei HAL, bet dirbtinio intelekto palydovai jau nebėra mokslinė fantastika. Jie tapo mūsų naujais bendradarbiais, padėjėjais ir kartais draugais. Antroje vietoje galutinė mokslinės fantastikos svajonė – neuroninis ryšys. Filme Matrica veikėjai tiesiogiai prijungia savo protus prie kompiuterių, kad išmoktų kung fu arba patektų į ištisus pasaulius. Tačiau Elonas Muskas nusprendė šią idėją paversti tikrovę. 2024 metais jo įmonė Neuralink pirmą kartą implantavo bevėlį smegenų kompiuterio lustą žmogui. Pacientas, paralyžiuotas nuo kaklo žemyn, galėjo valdyti kompiuterio žymeklį ir net žaisti internetinius šachmatus vien mintimis. Tuo metu konkurentai kaip Synchron kuria dar mažiau invazinius implantus. Kung fu dar negalima atsisiųsti, bet BCI technologijos jau grąžina žmonėms savarankiškumą ir keičia patį žmogaus ir kompiuterio sąveikos supratimą. Ir pagaliau pirmoji vieta – komunikatorius. Kapitono Kirko nešiojamas belaidis įrenginys įkvėpė šiuolaikinio mobiliojo telefono išradimą. Inžinierius Martinas Cooperis, sukūręs pirmąjį mobilųjį telefoną, atvirai pripažino, kad įkvėpimo sėmėsi iš žvaigždžių kelio. 9-ojo dešimtmečio flip telefonai buvo tiesioginė pagarba šiai idėjai. O šiandienos išmanieji kišeniniai kompiuteriai, galintys skambinti, rašyti, transliuoti ir rengti vaizdo skambučius, yra galutinė komunikatoriaus evoliucija, kuri tapo dažniausiai naudojama technologija Žemėje. Nuo mokslinės fantastikos kino objekto iki telefono, iš kurio tikriausiai žiūri šį video. Štai ir viskas. 10 mokslinės fantastikos technologijų, kurios peržengė ekraną ir tapo mūsų kasdienybė. Nuo neuroninių implantų iki telefono tavo rankoje. Ateitis nebeateina. Ji jau čia. Ir kas įdomiausia, kiekvienas mokslinės fantastikos filmas, kurį žiūri šiandien, gali tapti rytojaus planuotoju. Taigi, kas toliau? Teleportacija, asmeniniai jogos laukai, parašyk savo spėjimus komentaruose. O jei nori pamatyti tikrus kamuolinio žaibo kadrus ir sužinoti, kas slypi už šio paslaptingo reiškinio, peržiūrėk mūsų ankstesnį video. Kamuolinis žaibas – mįslinga gamtos paslaptis. Ačiū ir iki.